atvažiavo, nupjovė, pabaigė pjauti. Aš vandenį nusivežiau ir paskiau prabimbinėjau. Laukiam lietaus nebuvo. Šiek tiek preso operatorius turėjo savų reikalų, tai negalėjom pradėti anksčiau. O dabar atvažiavom ir žodžiu judėsim. Iš paskos atvaro ir vyniotuvas, tai iš karto vyniosim. Tik nežinau, kaip spėsiu suvežti, nes rytoj rodo labai didelį lietų su žaibais ir panašiai, tai per tokį orą tikrai nenoriu aš vežti rulių ir nenoriu jų palikti visai savaitį, nes čia bus tragiški dabar orai. Tai kaip nors bandysim apsisukti. O jeigu ne, nu tai ką, blogiausių atveju paliksim vietoj. Ir viskas. Broliai neužspausdavo plėvelės visada. Tai paėmė šieno, apsiviniojo ant nukirpimo to mechanizmo. Dabar sakė pasaka. Ričiagas kažko stringa. Tas, kur įsijungia paskirstytojo užmaitinimus. Šio, aš savo baigiau. Bratkis jau keičias plėvelę, matau. Nemažai rulonų, nemažai. Dar pusę tiek skaityk presuoti liko. Dabar važiuojam biškį pakultivuoti, jau žemės dirbimai prasidėjo. Šieną dar likusi sugrėti. Ne, reikia pasitraukti kultivatorių, nes jisai ne vietoj pastatytas. Ir čia krausim rulius. Vietoj jo. Primetas kokie pysturių mes esam. Tipo 2,8 ruliai. Mažai. Iš hektarą 7. Veidą mano nereikia filmuoti, taip visi žino, kad aš. Porą žodžių, Rokai. I have a problem. Lori, start, no problem. Drive, 1, 2, 3. Nu, galit vandens privežti. O, motoras pakaitęs. Pala, paleidžiu. Per vandens pompą išvarė vandenį. Ir užkaito, nepastebėjau, kad temperatūra kyla. Posūkį išėmiau, pradėjo kalent motoras, nesupratau dėl ko. Šiaip tepalo buvo visko, bet pradėjo kalent belekai. Ir staigiai užgesinau. Aišku, kai užkaitęs, negerai gesyti. Bet, jau tada nebuvo pasirinkimo, nes ar taip būtų. Nes būtų ar taip
nu, nebuvo vandens, tai nebūtų jis ataušinės, kad ir būtų čia jau palikęs užkurtą. Tai atvežė vandens, nukrito temperatūra ir dabar atrodo viskas tvarkoj. Pasiveržėm ten tą vandens pompą, nes buvo atsileidęs vienas varžtas. Tai dabar nežinau, reikia stebėti, žiūrėti, kas bus. Lašlaimis kūdikis. Kur tu čia berasi arba kažkur ant kelio? Bet tai kaip ten tas šplintas tada dedas? Lašlaimis kūdikis, žinokit, esu. Atsisuko veržlė. Ir nebėra vairo. Tai gerai, kad ne kelyje, o dar šitaip skridau. Skridau kaip perelis, bet nudegiau sparnus saulės nepasiekęs. Čia va, matai, tokia tipo turėtų būti. Dar ir šaiba kažkokia dedas. Kam šitas tepimo taškas? Laimės kūdikis aš esu. Čia beleka, buvo beleka. Čia galėjo taip blogai baigtis. Tai dabar kraunam toliau, radom veržlę. Tikėkimės, viskas bus tvarkoj. Nu ką, hebrantai, važiuojam. Dabar vairas gal neišsiners. Atrodo, užsišplintavo. Bet čia buvo normaliai. Nu ką, viso. Paskutiniai ruliai namo. Leidžiamės. Liekavos būstis praeitą kart lakstė, dabar jau tai normaliai. Jau tampo. Baigėm, judam namučių, atidavėm priekabas, viskas. Šienapjūtė baigta, perčeknojam. Tiek žinių tam kartui. Tai iš viso gavosi 230 rulonų. Kaip niekada daug, nu, žemės padaugėjo. Taip pat ir sukamės. Labanaktis. Technika pastatyta, išdulkinta visa. Tas ypač. Senukas tai švarus. Dar viena narkozės diena.